Lindsay Hawker gimė 1984 metais gruodžio 30 dieną Coventry, Anglijoje. Ji turėjo mylinčią šeimą, tėvus vardais Billas ir Julia ir dvi seseris vardais Louisa ir Liza. Lindsay buvo laimingas vaikas. Ji mokėsi karaliaus Henrio VIII mokykloje. Vėliau studijavo biologiją Leedso universitete. Galiausiai 2006 metais baigė studijas su 1 klasės pagyrimu. Lindsay buvo populiari tarp savo draugų. Ji buvo ryški, rūpestinga, paslaugi ir sėkminga asmenybė. Taip pat mėgo išbandyti naujus dalykus. Todėl prieš siekdama magistro laipsnio ji sugalvojo planą. Lindsay nusprendė padaryti metų pertrauką savo įtemptame grafike ir šiek tiek pakeliauti ir tuo pačiu metu dirbti. Ji galvojo, kad metai be mokslų į jos gyvenimą atneš naują perspektyvą. Todėl 2006 metų spalį ji įstojo į Nova mokymo centrą. Nova yra prestižinė ir didžiausia Japonijos privati anglų kalbos mokykla, kuri samdo žmonės iš viso pasaulio mokyti anglų kalbos Osakoje ir Tokijoje. Lindsay buvo viena iš nedaugelio laimingųjų, kuriems pavyko gauti vietą Nova programoje. O tada ji išskrido į Japoniją. Nusileidusi Tokijoje, Lindsay buvo paskirta į Koiva rajoną Tokijoje. Ten ji greitai apsiprato, nes Tokijas turi viską – prekybos ir laisvalaikio centrus, kavines, restoranus ir panašiai. Ji buvo viename iš pasaulio įdomiausių miestų ir jai tai labai patiko. Vėliau ji nusprendė persikelti šiek tiek toliau į rytus nuo Tokijo centro į kitą rajoną pavadinimu Chiba. Čia buvo pigesnė nuoma ir ji taip pat gyveno su kitom mokytojom, dirbančiom toje pačioje mokykloje. Nors ji mėgavosi laiku toli nuo namų, Lindsay dažnai galvodavo apie namus. Ji turėjo mylinčią šeimą, daug draugų ir vaikiną Anglijoje. Todėl dažnai palaikė ryšį per Facebooką, Skype, žinutes ir telefono skambučius. Praėjus 6 mėnesiams nuo atsikraustymo į Tokijų 2007 metų kovo mėnesį Lindsay baigė darbą ir grįžo į Čibos stotį pasiimti savo dviratį. Jai atrakinėjant dviratį, iš nugaros priėjo vyras ir jai atsisukus vyras pasisveikino ir pasakė, kad tu esi mano anglų kalbos mokytoja. Lindsay buvo tikra, kad jis nėra vienas iš jos mokinių. Todėl ji nieko neatsakė, bet vyras ir toliau ėjo iš paskos. Ji užšoko ant savo dviračio ir pradėjo važiuoti, bet vyras vis tiek ėjo paskui ją. Lindsay paspartino mynimą, bet jis bėgo gretimais. Jei pradėjus minti dar greičiau, jis neatsiliko. Bet kadangi gatvėse labai didelis judesys, perėjos ir šviesoforai, jai taip ir nepavyko nuo jo atitrūkti. O vaikinas visą laiką ją kalbino. Klausinėjo, iš kur ji kilusi, kur studijavo ir panašiai. Tada Lindsay galiausiai pasiekė savo butą ir nulipo nuo dviračių. Jaunas vyras buvo vardu Tatsuya Ichihashi ir jis turėjo Lindsay pasiūlymą. Nepaisant keisto prisistatymo, pasiūlymas buvo gana paprastas. Tatsuya paklausė Lindsay, ar ji nenorėtų būti jo anglų kalbos mokytoja. Jie susitiktų kavinėje ir jis jai dosniai sumokėtų už mokymo valandas. Bet Lindsay mandagiai atsisakė, nes jos darbo grafikas buvo pakankamai įtemptas, o laisvas laikas buvo skirtas jai pačiai. Tatsuya buvo nusivylęs, bet atrodė, kad suprato jos atsakymą. Tada jis jai uždavė paskutinį klausimą. Iš po viso to bėgiojimo paskui Lindsay jis buvo ištroškęs ir jis paprašė, ar Lindsay galėtų jam duoti stiklinę vandens. Lindsay dvejojo, bet nenoromis įleido jį į savo butą, nes tai buvo gera proga parodyti vyrui, kad ji gyvena ne viena. Ir dėl viso pikto, jeigu jis kada nors sugalvotų sugrįžti, kambariokės būtų matę jo veidą. Išgėręs vandenį, jis dar kartą paklausė dėl jos pamokų, bet šį kartą pasiūlymas buvo su konkrečia kaina. Jis mokėtų Lindsay 3500 jenų, tai buvo $32 per valandą. Ir bendravimas būtų griežtai tik darbo reikalais. Tai buvo pasiūlymas, kurio Lindsay negalėjo atsisakyti, nors Nova jai padėjo pragyventi Tokijoje, bet papildomi pinigai niekam nepamaišys. Juo labiau, kad tai buvo lengvi pinigai. Todėl jis sutiko su jo prašymu ir nusprendė susitikti su juo kavinėje po kelių dienų.
Tatsuja buvo labai dėkingas, jis padėkojo Linzei, bet prieš išeidamas iš jos buto norėjo jai kažką paduoti. Jis išsitraukė iš galinės kišenės rašiklį, pasiėmė popieriaus lapą ir pradėjo kažką peckioti. Po kelių akimirkų jis padavė jai lapelį. Tai buvo eskizas, kuriame jis ką tik nupiešė Linzę. Šalia eskizų buvo jo vardas ir telefono numeris. Tatsuja Ichihashi tuo metu buvo 28 metų vyras iš Ichikavos miesto, gimęs 1979 m. sausio 5 d. sėkmingoje šeimoje. Jo tėvas buvo gydytojas vietinėje Čibos ligoninėje, o motina profesionali odontologė. Jaunystėje Tatsuja turėjo ambicijų sekti tėvo pėdomis ir tapti medicinos gydytoju. Bet kai neišlaikė egzaminų ir jam nebuvo leista tęsti studijas, jis šiek tiek nuleido kartelę ir studijavo sodininkystę. 2005 metais baigė Čibos universitetą ir nors ir gerai išlaikė egzaminus, Tatsuja nesistengė susirasti darbo, o tiesiog gyveno iš 100 000 jenų arba $920 per mėnesį iš savo tėvų. Tatsuja nebuvo oficialiai teistas, tačiau anksčiau jam buvo pateikti įtarimai dėl vagystės ir užpuolimo. Jis buvo kaltinamas apiplėšimo metu sužalojęs moterį, tačiau abi pusės sugebėjo susitarti be teismo. Įtariama, kad jo tėvas sumokėjo moteriai apie $1 milijoną jenų. Tuo metu tai buvo apie $10 000. Jis buvo apibūdintas kaip fitnesu apsėstas vienišius. Tatsuja reguliariai lankė savo vietinę sporto salę. Jis kasdien dviračiu numindavo daugiau nei 25 km. Taip pat Tatsuja buvo žinomas kaip šiek tiek maištaujantis atsiskyrėlis, kuris net neketino ieškoti darbo. O gaunant vos $900 per mėnesį išgyvenimui, mokėti $30 už valandą anglų kalbos pamokoms jis ilgai negalėjo. Taigi, padavęs Linzei eskizą su savo vardu ir telefono numeriu, Tatsuja padėkojo už jam skirtą laiką ir stiklinę vandens, palinkėjo geros dienos ir iki susitikimo. Praėjus kelioms dienoms, šeštadienį 2007 m. kovo 24 d. Linzė susisiekė su Tatsuja ir sutarė dėl jų pirmos anglų kalbos pamokos vietinėje kavinėje. Apsaugos kameros užfiksavo juos stovinčius eilėje nusipirkti kavos, besikalbančius. Linzė netrodė labai jaukiai, nerviškai glaustydama savo plaukus, ir vos Tatsuja dėjo žingsnį link jos, jie iškart atsitraukė. Vėliau jie buvo matomi sėdintys, besikalbantys. Tai truko šiek tiek virš valandos. Po pamokos Tatsuja apsigraibė kišenes ir pasakė, kad pamiršau piniginę. Bet nesijaudink, jis pasakė, aš gyvenu netoliese. Staptelk pas mane, pasiimsi pinigus ir galėsi savo važiuoti. Linzė sutiko, nes ji tą dieną buvo be dviračio. Tada jie abu įšoko į taksi ir nuvažiavo iki Tatsujos namų. Atvykusi ten, ji paklausė taksistų, ar jis būtų toks malonus ir jos palauktų, nes ji vis dar turėjo važiuoti į darbą. Taksistas sutiko, o Linzė nusekė paskui Tatsują į jo butą. Maždaug po 7 minučių Linzei negrįžus, taksistas pagalvojo, kad gal jos planai pasikeitė ir jis išvažiavo. Ta popietę Linzė darbe nepasirodė ir dar blogiau, ji taip pat negrįžo į savo butą. Jos kambariokės jau pastebėjo, kad tą dieną jos nebuvo darbe, todėl pradėjo nerimauti ir vėliau tą vakarą iškvietė policiją pranešti apie jos dingimą, bet šeštadienis virto sekmadieniu, o sekmadienis pirmadieniu. Linzė šeima ir draugai Anglijoje jau žinojo apie jos dingimą ir labai nerimavo. Ir tik po pirmadienio, kai ji praleido antrą darbo dieną, mokykloje pradėjo kilti panika. Mokykla susisiekė su jos tėvais ir pranešė, kad ji praleido 2 dienas iš eilės. Tada jie kreipėsi į policiją ir tik tada policija pradėjo žiūrėti į Linzės dingimą šiek tiek rimčiau. Policijos paieškos prasidėjo Linzė namuose ir patys pirmi apklaustieji buvo Linzės kambariokai. Ir jie jau buvo sugalvoję pagrindinį įtariamąjį. Jie žinojo, kad Linzė nuėjo į kavinę susitikti su vyru prieš pat jos dingimą. Jie taip pat turėjo eskizą su jo vardu, pavarde ir telefono numeriu. Tai buvo policijos pirmasis kabliukas. 17:40 min. 2 pareigūnai buvo išsiųsti į Tatsujos namus. Tačiau pasibeldus į jo duris niekas neatidarė. Bet pareigūnus įsileido kaimynai.
ir pro jų balkoną pareigūnai pateko į Tatsujos balkoną. Kambaryje nedegė šviesa, bet atrodė, kad viduje kažkas šmirinėjo. Kas dar buvo keista, tai kad jo vonia buvo perkelta iš vonios kambario į balkoną. Galvodami, kad gal Lindsay yra laikoma įkaite, du pareigūnai išsikvietė pastiprinimą. Per valandą atvyko dar 7 policininkai ir jie pagaliau ruošėsi laužtis į butą. Policininkams besiruošiant atlikti reidą, Tatsuja netikėtai atidarė duris su kuprine ant pečių ir basom kojom. Ta netikėta panikos akimirka Tatsuja prasiveržė pro policiją, kuri bandė jį sučiupti, bet sugebėjo išlaikyti tik jo kuprinę, o pats Tatsuja prasmuko pro pareigūnų rankas. Jie taip pat nespėjo jo pasivyti. Siaurais namo koridoriais jis atitrūko nuo policininkų, o išbėgęs į lauką Tokijo miniose tamsų vakarą sugebėjo išnykti iš jų akiračio. Po kelių akimirkų teisėsaugininkams tiriant Tatsujos butą, jų ten laukė šiurpi scena. Jie ten rado nuogą Lindsay Hocker kūną, kuris buvo rastas užkastas vonioje, kurią Tatsuja pats išsitempė į balkoną. Vonia buvo užpildyta smėlio ir žemės mišiniu, beveik visiškai uždengiant Lindsay kūną. Tik jos dešinė ranka kyšojo išlindusi iš vonios. Ji buvo surišta ir užkimšta burna. Nubrausdinimai ir mėlynės ant viršutinės kūno dalies. Balkone taip pat mėtėsi skystis, turėjęs pagreitinti jos kūno irimą. Žemės paviršiuje buvo pribarstyta gėlių sėklų. Tatsujos planas buvo paversti vonę dideliu vazonu, kuriame pūvanti Lindsay būtų kaip gėlių trąša. Dar viena keista detalė, kad jis buvo nuskutęs merginos galvą. Policija taip pat jau bute rado kelis perukus ir įtarė, kad galbūt jis persirenginėdavo moterimi. Žiniai išlindus į viešumą, netrukus tarp žmonių pasklido gandai, kad galbūt Tatsuja nužudė Lindsay, kad pasidarytų iš jos plaukų peruką. Kitą rytą Tatsuja Ichihashi buvo oficialiai ieškomas vyras visoje Japonijoje. Policija platino ieškomų asmens plakatus visame mieste, netgi jo tikro dydžio iškarpas. Jo veidas buvo rodomas per televizijos naujienų laidas. Interviu imami iš visų galimai turinčių informacijos. Tačiau nepaisant visų pastangų, Tatsuja pradingo kaip vaiduoklis. Policija netgi pradėjo viešinti sufotoshopintas Tatsujos vėrinčių perukus nuotraukas dėl viso pikto, jeigu jis bandytų maskuotis kaip moteris. Bet Tatsuja taip puikiai slapstėsi nuo policijos, kad praėjo net porą metų, o niekas neturėjo jokių žinių apie jį. O tai Lindsay šeimai buvo labai sunku pakelti, nes nepaisant skausmo patirto dėl dukros nužudymo, dabar jie turėjo taikyti su faktu, kad jo žudikas yra laisvėje. Ir ne tik tai, bet jie taip pat jautė, kad Japonijos policija tapo tingi ir atsainiai tyrė bylą. Iš tikrųjų, tai taip supykdė Lindsay tėvus, kad praėjus keliems mėnesiams po dukros mirties, jiedu keliavo į Japoniją ir savarankiškai pradėjo garsinti bylą apie Lindsay žudiką. Jos tėvas netgi susitiko su japonų mafijos nariais Yakuza bare, padovanodamas jiems 2 butelius viskio prieš paprašydamas jų pagalbos. O laikui bėgant, Japonijos policija greitai atsidūrė dėmesio centre. Kaip 9 policijos pareigūnai sugebėjo paleisti vieną vyrą? Kodėl jiems prireikė viso mėnesio apklausti svarbius liudininkus? Kodėl jų ieškomame plakate buvo 7 metų senumo nuotrauka? Policija ir Lindsay šeima pamažu pradėjo nesutarti vieni su kitais, o netrukus įsitraukė ir Didžiosios Britanijos bei Japonijos žiniasklaidos. O kol visa tai vyko, Tatsuja vis dar buvo laisvėje. Iš tikrųjų, jis apkeliavo didžiąją Japonijos dalį savo bėgimo laikotarpiu. Jis sugebėjo nukeliauti traukiniais ir keltais iš Aomori, vieno šiauriausių miestų pagrindinėje Japonijos saloje, iki pat pietinės Okinavos salos ir išliko nepastebėtas. Kartais jis net gyveno tokioje saloje, betoninėme bunkeryje, kad išliktų nepastebėtas. Praėjus metams po Lindsay mirties, Tatsuja atsidūrė Osakoje, esančioje 500 km į vakarus nuo Tokijo. Osaka yra didelis uostamiestis ir komercinis centras Honshu saloje. Tuo metu Tatsuja reguliariai lankėsi interneto kavinėse ir dirbo statybose.
Pinigus, kuriuos pavykdavo sutaupyti, jis skirdavo plastiniai operacijai, kad galėtų pasikeisti išvaizdą. Tačiau jis jau buvo pasikeitęs išvaizdą ir pats, tada, kai tapo ieškomas įstatymu. Jis išsipjovė savo veido apgamus, žirklėmis nusikirpo dalį apatinės lūpos ir galiausiai, prasivėręs adatą per nosį, ją susisiuvo, kad pasikeistų formą. 2009 m. vasarą policija taip stengėsi rasti Tatsują, kad nacionalinė policijos agentūra padidino piniginį atlygį nuo 1 milijono iki 10 milijonų jenų už informaciją padėsiančią sulaikyti ieškomąjį. Pasirodė naujas pareiškimas, kuriame buvo teigiama, kad pareigūnų manymu Tatsujai buvo atlikta plastinė veido operacija, siekiant pakeisti jo išvaizdą ir kad žmonės turėtų atkreipti dėmesį į išskirtines jo savybes. Ir tai pasiteisino, nes 2009 m. spalį Nagoje mieste dirbantis plastikos chirurgas pranešė policijai manantis, kad ką tik atliko operaciją Tatsujai. Tatsuja apsikvailino, sutikdamas pasidaryti prieš ir po nuotraukas, kuriomis daktaras pasidalino su policija, o jie jas išplatino žiniasklaidai. Naujai paskelbtos nuotraukos sukrėtė bėglį. Jis žinojo, kad jo priedanga buvo sugriauta ir tai neužilgo atnešė vaisių, nes vienas iš jo kolegų statybose Osakoje jį atpažino. Tatsuja žinojo, kad jis turi dingti iš Osakos ir kaip įmanoma greičiau slėptis. Jo planas buvo toks pat kaip ir anksčiau – laivu palikti Okinavą ir pasislėpti viename iš apleistų betoninių bunkerių, kurių galima rasti daugybėje atokių salų. 2009 m. lapkričio 10 d. jis nusigavo į Osakos keltų uostą ir planavo kelias dienas, nulenkęs žemai galvą, nusikelti kažkur, kur jam bus saugiau. Bet dar net nespėjus pasiekti laivų, Tatsuja sėkmė pagaliau pasibaigė. Apsaugos darbuotojas uoste atpažino jo veidą ir pranešė apsaugai, kad tai gali būti Tatsuja Ichihashi. Ir jie buvo teisūs, nes po kelių akimirkų Tatsuja buvo pasitiktas būrio pareigūnų. Jie paklausė jo vardu ir tuo metu jis žinojo, kad viskas baigta. Jis pasakė pareigūnams: "Taip, aš esu Tatsuja Ichihashi." Tada jis buvo oficialiai areštuotas ir apkaltintas 22 metų Lindsay Hocker lavono palikimu. Vėliau jam buvo pateikti dar 2 kaltinimai už išžaginimą ir žmogžudystę. Prireikė 8 mėnesių, kol jis pagaliau susitiks su prisiekusiųjų komisija. 2011 m. Liepos 4 d. prasidėjo jo teismo procesas, o rezultatas buvo gana aiškus nuo pat pradžių, kad svarstymas ilgai netruks. Daug dėmesio buvo skiriama tam, kaip Japonijos teismų sistema nubaus Tatsują. Nors Japonija vykdo mirties bausmę, nedaugelis vieno žmogaus žudikų gauna tokią bausmę. Tačiau Tatsuja buvo žiniasklaidos išgarsintas žmogus ir daugelis žmonių palaikė tokią idėją. Teismo metu Tatsuja prisipažino, kad įviliojo Lindsay į savo butą ir beprievartaudamas ją pasmaugė, bijodamas, kad jos klyksmus išgirs kaimynai. 2011 m. Liepos 21 d. Tatsuja Ichihashi buvo oficialiai nuteistas kalėti iki gyvos galvos už Lindsay Hocker nužudymą. Ir nors Lindsay šeima prašė mirties bausmės, teismas nutarė, kad mirties bausmė buvo per griežta, nes jis anksčiau nebuvo teistas ir būdamas vos 32 metų, jis vis dar turi galimybę būti reabilituotas. Teismo procesas nepraėjo be naujų išgyvenimų Lindsay šeimai. Jie ne tik iš naujo išgyveno siaubingas paskutinės dukros akimirkas, bet taip pat pamatė ir nematytas Lindsay kūno nuotraukas, dėl ko jie labai gailėjosi. Po Tatsuja nuteisimo Lindsay tėvai su žiniasklaida pasidalino tokią žinutę: "Mes ilgai laukėme šios dienos, 4,5 metų laukėme teisingumo. Lindsay mylėjo Japoniją ir jūs jos nenuvylėte. Ichihashi, tu atėmei brangų žmogų ir daugybę prisiminimų." Nuosprendį iki gyvos galvos palaikė dauguma žmonių, o pats Tatsuja priėmė savo likimą dar prieš teismą. Jis dar prieš teismą išleido knygą, kurioje prisipažįsta Lindsay nužudymu. Didžioji jo biografijos dalis buvo aprašymas, kaip jis praleido 2,5 metų bėgdamas ir tai, ką
Ką jis turėjo padaryti, kad nebūtų sučiuptas? Knyga, kuri buvo pavadinta Iki kol buvau suimtas, buvo pasiūlyta su visais honorarais ir pelnu Lindsay šeimai. Visame pasaulyje ji pardavė daugiau nei 100 000 egzempliorių, tačiau Lindsay šeima atmetė pasiūlymą. Nepaisant keisto Tatsuya bandymo padaryti gerą poelgį, niekas negalėjo sugrąžinti jų dukros.